1941 metais pradėtas vykdyti šiurpiausias hitlerininkų nusikaltimas Lietuvoje – holokaustas. Žydai buvo naikinami visose regionuose, taip pat ir Prienuose. Rugsėjo 23 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centro mažojoje salėje vyko minėjimas menorą, surinktas holokausto aukomis tapusių Lietuvos gyventojų atminimui. Po 70-ųjų tragiškų įvykių metinių minėjimų susirinkusieji apsilankė masinių žudynių kapavietėje, kur tylos minute pagerbė žuvusiuosius. O mes pakalbinome Balbieriškio pagrindinės mokyklos istorijos mokytoją Rimantą Sidaravičių, kuris išsamiau papasakojo apie žydų žudynės Prienuose ir visoje Lietuvoje. Šiandieną minime 70-asias holokausto metinės, tai visiems skaudi tema, ne tik žydams, bet ir lietuviams. Sakykit, kaip holokaustas pasireiškė būtent mūsų krašte Prienuose? Taip, tai tikrai skaudi tema ir Prienai gal turi išskirtinę tokią, sakyčiau, vietą, kuri yra būtent Prienuose, tai žydų masinio žudymo vieta. Tokių didelių masinio žudymų vietų nėra nei Birštone, nėra nei Balbierišky. Kiek žinau, šaudyta yra Jiezne. Šaudyta ir Stakliškės neturi irgi taip pat, ir Pakuonyje yra kažkiek, bet jie neturi tokių didelių masinių žudymo vietų kaip čia 1100 ir iš tikrųjų dar daugiau, 1168 randu šaltiniuose. Tai išskirtinumas Prienų ir yra, kad būtent į Prienus buvo atvaryta beveik visa Prienų krašto žydų bendruomenė ir būtent čia sunaikinta 1941 rugpjūčio 26 dieną. Ar yra Prienuose vietų pagerbiančių žydus? Ta vieta, ko gero, masinio žudymo vieta ir yra pagerbinti vieta. Daugiau tokių atvirai vietų Prienuose kaip ir nematyti. Teko būti Plungėje. Plungėje masinio žudymo vieta yra papuošta ten vieno likusio žydo bunko skulptūromis. Laikraštį rašiau, Prienuose dar nieks tokių skulptūrų neišdrožė ir nežinau, ar kada išdrož. Nors, aišku, būtų galima. Tų kraštiečių, jie visi buvo Lietuvos piliečiai ir jų atminimai, ko gero, gal ir dėlėtų išdrožti. Ar pirmą kartą Prienuose rengiamas panašus renginys? Ne pirmą. 2002 metais pats organizavau autorinį seminarą mažojoje saliukėje, čia Prienuose ir kultūros centre. Ir pakankamai buvo daug žmonių. Dalyvavo iš Kauno žydų bendruomenės atstovai. Buvo nemažai mokytojų, mokinių buvo. Taip, kad manau, kad seminaras buvo ne vienintelis ir po to. Dar buvo kultūros paveldo dienos, kada mes paminim pačiam kultūros centre čia, kiek prisimenu, aš kokius gal 3 kartus skaičiau, o mokyklose žinau, kad mini, ko gero, visose, kasmet. Ar sulaukėte susidomėjimo, ar prisideda žmonės ir kartu pagerbė žydus? Nėra tai gausu. Iš tikrųjų nėra tai gausu, nors matau, kad Prienų masinio žudymo vieta yra žmonių lankoma ir jinai yra sutvarkoma. Prienų specialios mokyklos mokiniai matau. Žinau, kad moteris yra, kuri Prienuose prižiūri tuos kapus, aš jos nepažįstu. Nors ta žudymo vieta yra sutvarkyta sovietmečiu, bet jinai pakankamai tvarkinga ir dabar. Kiek iš viso buvo holokausto aukų? Holokausto aukų Lietuvoje yra buvę virš 200 000. Niekas šiandien tiksliai nepasakys, kiek tų žmonių yra nužudyta. Spėjama, kad liko gyvi, iš 10 likęs gyvas 1. Taip, kad tie skaičiai, šiuo metu, jeigu paklaustumėt, kiek yra aplamai Lietuvoje žydų, ar tik 4 000, bet gal ir patys žydai tiksliai nebežino. Ar Prienuose yra kažkokia žydų bendruomenė? Nėra. Žydų bendruomenės visam Prienų rajone nėra. Nėra būrenčių, ko gero, žmonių. Artimiausia bendruomenė tai yra Kaune. Gana stipri Kauno bendruomenė, stipri Vilnių žydų bendruomenė yra ir kiekvieną šeštadienį pas juos būna jų susitikimas sinagogoje žydų Kaune, o Vilniuje man teko būti Chabado Liubavičiaus namuose. Kiekvieną penktadienį jie renkasi šabo vakarienį. Teko matyti ir žydų velykas ir matyti jų kelias šabo vakarienės. Nėra tai gausi irgi, nes aplamai žydų bendruomenės Lietuvoje nėra labai monolitinės. Daugumas jų yra susiskaldę, tiesiog net kiek žinau prieštaravimų yra tarp Vilniaus ir Kauno žydų bendruomenių. Ar yra išlikę kažkokių žydų pastatų nuo jų buvimo? Taip, žydų pastatų tikrai Prienų rajone yra išlikusių. Vien Balbierišky, kuris šiuo momentu gal toks, sakyčiau, žydiškiausias miestelis buvęs, kuriame taip dar atvirai matyti tų namų ir išlikusių sandėlių yra. Sinagoga taip pat išlikus yra kaip ir Prienuose. Sinagogos pastate yra įsikūręs Prienuose PRAM projektas. Pasižiūrėjus tą gatvę, kuri eina už savivaldybės, ten, kur yra NordLB bankas, ten daugumas tų namelių
yra žydiški ir tiesiog laikas jų nepaveikia, tiek žmonių nebeliko, namai yra.